Kardinaliems gyvenimo pokyčiams dažniausiai žmonės ryžtasi dėl kelių priežasčių. Patyrę didelius ir skaudžius sukrėtimus arba, kaip Belgijoje gyvenantis lietuvis Mindaugas Šlivinskas, pajutę negalintys daugiau priešintis savo širdies balsui. Jis nusirengė įpareigojantį europarlamentaro kostiumą, pakabino jį tamsiausiame spintos kampe ir tapo teniso treneriu. Tai va, prašom, sveiki atvykę į Briuselį. Ir Briuselis yra turbūt vienas geresnių miestų pasaulyje žaisti tenisą, nes yra 225 klubai ir kiekvienam klube po 10 aikščių kažkur tai. 10-12 aikščių kiekvienam klube vienam Briuselį. O Briuselį yra milijonas gyventojų kažkur, milijonas gal 100 000, tiksliai nežinau statistikos. Ir mes esam dabar Volvės karališkam klube ir aš čia dirbu. Ir treniruoju vaikus, suaugusius. Mindaugo gyvenimas tarsi gero filmo scenarijus lydimas lemtingų atsitiktinumų virtinės. Pirmasis jo gyvenimo etapas – vaikystė ir paauglystė 5-ajame pagal dydį Lietuvos mieste Panevėžyje. Tiesa, tuomet apie tenisą jis dar nesvajojo ir net nežinojo, kad šis sportas kažkada taps jo gyvenimo aistra. Čia jis dažnai jautė kreivus žvilgsnius dėl pomėgio žaisti šachmatais, todėl stengėsi pritapti ir neišsiskirti iš bendraamžių. Tenai užaugau kieme, kur visi žaisdavo krepšinį arba eidavo muštis. Ten muštis visiems būdavo privaloma. Tai va, tai ir boksą lankiau, ir štangas kilnau, šachmatus visada žaidžiu. Bet šalia to visą laiką sportavau ten, dar po 2-3 sportus. Tenisas, arba tiksliau vienas pagrindinių šio žaidimo įrankių raketė, Mindaugui į rankas pateko visiškai atsitiktinai. Nors dabar sunku patikėti, į šį sportą jį pastūmėjo pats likimas ir visai kitas pomėgis. Beveik iš oro, nes aš buvau labai geras šachmatininkas ir vieną kartą laimėjau turnyrą, Rumunijai beru, tarptautinis turnyras buvo. Ir leido vaikams pasirinkti prizų, man buvo ten gal 11 metų. Na jau ten visokių pridėta, visokių žaisliukų ten vaikams. Žiūriu raketę. Pasiėmiau raketę ir tokia medinė, didelė, sunki. Dabar jau būtų man per sunkinai žaisti. Bet tuo metu nieks ten nežėjo to rakečių svorio. Tai va, pasiėmiau tą raketę ir pradėjau su draugais kieme žaisti. Turėjom vieną kamuoliuką. Tvarų nebūdavo jokių. Muši, nepataikai ir bėgi. Tai reikėdavo pataikyti kamuoliuką. Tai va. Tai taip pradėjau žaisti, po truputį. Asfaltas kažkoks, ten virvutė vietoj tinklo. Žodžiu, tokiais laikais, žaisdam tokiais laikais, tai vienintelis geras dalykas, kad turėjom sportbačius dar. Tai va, nes yra YouTube'ose, kur vaikai be sportbačių žaidžia. Tai mūsų skirtumas su Afrika buvo, kad mes turėjom sportbačius, bet aišku, tuos sportbačius nutrindami asfaltą per 2 dienas. Anuomet tenisas nebuvo toks populiarus kaip šiais laikais. Be to, užsiimti šiuo sportu galėjo sau leisti tik turtingieji. Todėl jau greitai raketę Mindaugo rankose pakeitė rimtos politikos mokslų knygos. Ir paskui išvažiavau studijuoti į Prancūziją po universiteto jau. Ir po studijų važiavau į Briuselį, važiavau biškį darbuotis, paskui į Liuksemburgą darbuotis, į Europinės institucijas. Turėjau kostiumą ir kaklaraištį. Ir dažniausiai kaklaraištį atsipalaiduodavo, bet žodžiu, šiaip geras viskas, ten buvo gerai. Buvau, kiek pamenu, Europos parlamento nario padėjęs. Paskui buvau komisijai, dirbau konkurencijos direktorate šiek tiek ir paskui Liuksemburge vertėjau irgi. Ir paskui galiausiai susituokiau, atvažiavau į Briuselį ir paskui pradėjau žaisti tenisą labai intensyviai.
Tenisas Belgijos sostinėje Briuselyje viena populiariausių sporto šakų ne tik tarp aukštas pareigas einančių pareigūnų. Todėl nenuostabu, kad vos atvykęs čia gyventi Mindaugas taip pat su kolegomis pradėjo lankytis teniso kortuose. Iš pradžių taip malonumai, bet paskui supratau, kad be teniso sunku. Tai aš tiesiog nusprendžiau, kad reikia man ne trenerio, bet aš noriu gauti licenciją arba diplomą, trenerio diplomą. Ir tuo pačiu aš išmoksiu ir teniso technikos, ir išmoksiu, ir gausiu žinių, ir gausiu pat žinių, ir galėsiu kitus treniruoti. Tai šiaip tai nebloga buvo patirtis. Iš pradžių žiūrėjau gan taip nelabai rimtai, bet kai pamačiau, kad ten vos ne kaip universitetą baigti, supratau, kad reikia pasispausti. Tai žodžiu, gavau tą diplomą teniso. Užtruko 1,5 metų, nes išlaikai egzaminus, tada tu turi dar ten stažus visokius praeiti, tai ten tikrina. Žodžiu, buvo reikalų. Tai va, ir paskui dar supratau, pats savo dabartinį patirtį dar supratau, kad net ir ten dar nelabai gerai, dar galėčiau geriau mokinti tenai tos žmonės, kurie suruošia trenerius, nes yra visokių ten niuansų. Darbas Europos parlamente ir solidžios pareigos garantavo sotų ir nieko nestokojantį gyvenimą. Vis tik tenisas taip pat laikomas prestižiniu ir geras pajamas uždirbančiųjų pomėgiu. Todėl Mindaugas nusprendė nesukti galvos dėl uždarbio ir pabandyti išsikovoti vietą teniso pasaulyje. Tuo metu kažkaip apie tos pinigus gal labai ir negalvoju, taip pasakyti ten. Tuo metu gal tai nebuvo ten tokie labai ir dideli tie pinigai, nes kažkaip ir Lietuvoje ten kažkaip visi tuo metu kilimas buvo, labai ten visi džiaugiasi, kad gerai gyvena. Ir čia su tuo tenisu galima buvo pakankamai gerai uždirbti, kadangi esu geras treneris. Suprantu, dar toks dalykas, kad aš esu labai geras treneris. Tai va, dar irgi tokia problemėlė yra. Jeigu būčiau šiaip treneris, tai gal ir neapsimokėtų. Mindaugas turėjo ir dar vieną svajonę – teniso meno mokyti ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Vis dėlto įrodyti, kad yra vertas pasitikėjimo, teko ne kartą. Aš pradėjau dirbti klube tiesiog kaip treneris toks mėgėjas, ne? Ir tada pamačiau, kad gerai sekasi ir atėjau į šitą klubą. Ir sakau, norėčiau dirbti su vaikais, kurie varžybą užsiema. Ir tada jie mane pažiūrėjo, sako, ne, tu netinkam. Bet, sako, leisimės tau. Ir truputį toks užgavo jėgo, bet nu ką darysim? Ne, tai ne. Pradėjau dirbti su mažiukais. Mažiukai tapo Belgijos čempionais 7 metų. Vienas lietuvis, ne, 2 lietuviai buvo. Vienas išvažiavo į Lietuvą, kitas dar lanko. Tai va, Belgijos čempionais tapom ir paskui pradėjom kilti ir dabar turiu apie 20 gerų žaidėjų. Tai vienas lietuvis Vytautas Razauskas buvo antras Belgijai. Ir dar vieną turiu Latviją, kuris Latvijai pirmą savo amžiui. O Latvijos valstybė, kaip žinom, labai garsėja teniso tradicijom, turi netgi Didžiojo Kirčio čempionę. Tai žodžiu, stiprus vaikai pas mane. Bet dar neturiu paruošęs, 16-mečių dar neturiu paruošęs. Dabar kokias 12 metų maždaug vaikai. 12-13 metų. Prisimindamas karjeros pradžią, vyras sako, kad sunkumų ieškant klientų nebuvo. Padėjo ir tai, kad dirbdamas Europos parlamente turėjo nemažai pažįstamų teniso entuziastų, kurie sužinoję apie Mindaugo karjeros posūkius, norėjo treniruotis būtent pas jį. Per porą mėnesių pas mane klientų buvo per daug. Tai va, o paskui šiaip įdomiausia tenise vis tiek dirbti su vaikais, nes tu su jais turi kelionę. Kartu keliauji. Tu gali, aišku, dirbti kaip treneriukas, bet jeigu tu nori gerai dirbti jau su jais, tu esi jiems kaip ir pasakau, kad vienas sakė, kad tu man antras tėvas, tai panašiai gaunas, kad tu jiems esi jau autoritetas ir kad turi būti
su jais visą laiką juos palaikyti. Bet šiaip tai tas darbas yra labai sunkus. Labai sunkus, emociškai. Nes tu dirbi ir aikštelį, ir už aikštelės ir buvo. Ir kaip, labai sunkus iš tikrųjų. Labai įdomus, bet labai sunkus psichologiškai, nes tu ruoši žaidėją, tu jam papasakoji, kad jis labai geras, tėvai žino, kad labai geras, jie investuoja ir paskui jie už tave stovi ir sako, kodėl mano sūnus vakar pralošė? O tu jam sakai, čia toks procesas yra, tu žiūrėk čia į procesą. O jis sako, ne, jis turi būti čempionas šiandien. Tai vat. Tai dažnai tokių sulaukėt ir kaip tada išsisukat, nežinau? Nuolat. Todėl esi treneris ne tik vaikų, bet ir tėvų. Taip jau yra, kad turi būti ir tėvų treneris, ir vaikų treneris, ir dar su administracija aiškinti, kad reikia vystyti ir ne tik laisvalaikio tenisą, bet ir tokį labiau competitive tenisą, varžybų. Anot Mindaugo, Briuselyje tapti teniso treneriu gali kiekvienas norintis ir turintis tam gabumų. Tiesa, kad galėtum pradėti mokyti kitus, turi pereiti tam tikrą atranką. Su manim einat žaisti ir laimit prieš mane, ten dar laimit prieš ką nors ir viskas. Ir tada, aišku, jeigu yra vietos, jeigu reikia kažkam trenerio, jums yra galimybė įsidarbinti. Kai Mindaugas pasakoja apie tenisą, sunku nepastebėti vis dar nedingstančios aistros jo akyse šiam darbui. O išsijungus kameroms, jis džiaugiasi, kad pats yra savo laiko šeimininkas, todėl retai tenka pergyventi, kad neranda laiko artimiausiams žmonėms. Dabar diena atrodo taip, atsikeliu ryte, pasimankštinu, tada dukrytė, pabūnus pažaidžiu su dukrytė, pavalgam, nuvežu darželį, tada grįžtu namo, prie kompiuterio sėdžiu ir iki pietų analizuoju, žiūriu video įrašus arba skaitau knygas apie tenisą. Per pietus dažniausiai būna pietų pertrauka ir rimti žmonės iš institucijų kartais turi pietų pertrauką ir jie per pietų pertrauką atvažiuoja. Tai daug lietuvių žaidžiančių čia yra. Ir tai vat, visą laiką tenka patreniruoti kokius nors institucijų atstovus, buvusius kolegas arba šiaip pažįstamus. Tai dirbu, galėčiau sakyti, kad beveik 7 dienas per savaitę. Taip gaunasi ir per dieną įvairiai irgi būna. Gali būti ir 5-6 valandas, gali būti ir 12 valandų. Ir gali iš tikrųjų dirbti kiek nori, tik tai yra šeima. Tai vat, kartais reikia ieškoti pusiausvyros tarp šeimos ir darbo. Šiandien Mindaugas teniso meno moko ne tik buvusius kolegas, bet ir varžyboms ruošia įvairaus amžiaus vaikus. Todėl žvelgdamas atgal į praeitį, jis neabejoja, kad visos gyvenimo pamokos buvo tam, kad dabar galėtų džiaugtis didžiausia likimo dovana tenisu.